Dainora, Taura, Deividas ir Laurina su saksofonu. Šiandieną čia pas jūs. Mileno su smuiku negalėjom atsivežti, smuikui reikia subtilesnės aplinkos, Kotrynai pianino taip pat čia negalėjome atvežti. Todėl maloniai kviečiame jūs pasiklausyti mūsų jaunųjų atlikėjų. Ir teisybę sakant, tikrai verta paploti Deividui, nes jisai šitą pavasarį Kaune Gruodžio muzikos mokykloje vyko tarptautinis akordeonistų festivalis ir konkursas pataisė mane ir jis ten laimėjo 2. vietą. Taigi Dainora, Taura ir Deividas, bet jų namuose, be abejo, kai tik užsuki į svečius, visada vaikai kokį improvizuotą koncertėlį. Ne tik muzika skamba. Ten sklinda labai jaukus tikros naminės duonos kvapas. Ne šita šeiminėlė, štai mama Jūratė. Jie buvusio vaikų darželio patalpose įsirengė tikrą duonkepę krosnį, iš senųjų šeimininkių gavo tikro duonos raugo ir štai pas juos visada kepama, kiek šeimynai vienu kepimu kepalų kepama. 11-10. Taip, 11-10 kepalų užtenka ir šeimynai, ir svečių pavaišinti, na tai porai savaičių, nedaugiau. Paskui reikia kepti iš naujo. Taigi duona šitame krašte visada buvo ir visada yra. Ir aš žinau, kad duona atkeliavo per visą Lietuvą berods iš Vilkaviškio. Na va, tarp kitko, mūsų krašto žmonės kartais sakydavo, kad Užpalėnai tai Aukštaitijos suvalkiečiai. Ūkininkai, na ir truputėlį unaravė. Dėkojame tai šeiminėliai, kurie kasdieninę duoną. Dėkojame tiems, kurie turbūt ne tik tai savo šeimyną pavalgydina. Čia turbūt šitos duonos užtenka ir visai bendruomenė ir dar daugiau. Duoną reikia padėti ant stalo, apdengto staltiese. Paprašysiu, kad vaikai dabar, kol mes tą duoną nunešime, persigrupuotų ir pasiklausysite Eliziejaus laukų su akordeonais ir saksofonais.
Šiandien mūsų popietė muzikinė. Jūs klausėtės ir šokot pagal vieną muziką. Jūs pasiklausėt gražios klasikos. Ir jūs patys turėsite dabar paruošti muzikinį kūrinį. Paimi tokia, kur yra lygi vietelė, kur nėra jokios šakutės. Taip. Va čia nupjauni, įpjauni tą švilpynę tokią ir šitą padaužai su peiliuku, padaužai, paskui numauni. Va, šitą nupjauni galiuką čia, padroži va ir va šitaip yra daromas. Čia jau man biškai įskilo tas, va čia. Va taip, taip. Va. Va atsiras toj piemenų. Pažiūrėkime, kaip šventės dalyviams pavyko išmėginti muzikos pradžiamokslio gebėjimus. Pirma kokie skudučiai su lumzdeliais, o paskui barabanai. – 2012 muziejų metai, kai buvo atkreipiamas valstybės ir visuomenės dėmesys į svarbią misiją saugoti kultūros ir istorijos vertybės bei šviesti visuomenę. Prisidėdami prie šio svarbaus uždavinio sprendimo, mes taip pat pakvietėme šventės dalyvius susipažinti su prieš kelis metus vykusios Gimtosios žemės Jorės plenere nutapytais paveikslais. Tapytojams pasiūlyta tema buvo ūkių žemėlapiai. Kas prisimena, žino, tuomet ūkių žemėlapiai buvo nespalvoti. Gimtosios žemės Jorės dalyviai žemėlapius pavaizdavo ir spalvotai, ir šventiškai. Kai atvažiavau iš pat pradžių, kur tas matytas paveikslas, galvoju, kas galėjo nukopijuoti prieš 6 metus. O tai čia judu su žmona? Taip. Tokia buvo tema. Na, aišku, žmona kontūrus turbūt užnešė. Taip. O vyrui žalią pievelę nupiešti. Pasiganyti leido. Supratau. Ir štai atėjo metas, dėl kurio taip gausiai susirinko Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų nominantai ir jų palydos. Visus labai nuoširdžiai sveikinu visus atėjusių pavasarių. Noriu palinkėti, kad jums visiems būtų namuose, visiems jūsų kolektyvuose, šeimuose, savivaldybėse. Tikrai tas pavasaris pasijaustų ir kad ta šiluma ilgai laukta šių metų tikrai ateitų. Na, o papročius kviečiu dar kartą. Mylėkime, gerbkime mes juos. Jeigu mes juos gerbsime, mes ir būsime tauta ir mus visas pasaulis už tai gerbs. Ačiū labai, kad jūs esate tokie. Ačiū labai, kad jūsų šiandieną tiek daug. Labai džiaugiuosi, kad mūsų tauragiškių tiek daug. Iš tikrųjų gavosi lygtai taip, kad čia mes tauragiškiai suvažiavome, aš irgi paskui juos. Pasveikinti Gimtosios žemės Jorio nominantus pakvietėme poetę Reginą Katinaitę Lumpickienę. Labai džiaugiuosi
visus matydama šitoje nepaprastai gražioje, šiltoje žmogiškoje šventėje, kuris saugo mūsų protėvių, mūsų tėvų papročius. Mes juos saugome ir tikime, kad saugos mūsų vaikai ir anūkai. Mano aukštaitiškas eiliavimas. Mamutė sakydava kožnas, tėtė sakydava žėdnas. Ak, tas aukštaitijas sulyčias su savo žodžiais, žadeliais, kaip marškam dimais išaustom, kad tik navatniau, kad gražiau, kad margiau. Tai šitaks mūsų tėviškių turtas, tai šitaks. Pone Regina. Kitą šeštadienį prisiminsime konkurso dalyvius ir Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų laimėtojus. Utenos savivaldybė irgi jūs labai sveikina, linki pasisekimo kitose nominacijose. Ačiū labai. Ačiū. Dėkuoju taip pat savo krašto, Radviliškio krašto, Pašušvio, Grinkiškio krašto ir visos Lietuvos žmonėms, kurie palaikė mane ir už tą gražią nominaciją. Esu be galo dėkinga jums. Ateikit, pasirodykit, vat visi ateikit. Viktorai. Ateikit. Tai vat, mūsų yra žymiai daugiau, mūsų yra apie 3000. Ir aš pasakysiu paskutinį sakinį, kad tas, kuris nėra pabuvęs Veiviržėnuose, tas nebuvo prie Klaipėdos. Kai kepam duonelę, visada savo vaikams sakau, norėdama parodyti patį gražų rugelio augimą, sakau, balandžio 23 Jurginės. Ir kai šventas Jurgis su savo griaustinio ratais per dangų nudunda, kai savo šventais raktais visus žemės plyšelius atrakina, rugelis, kaip ir visi augalai, kaip pašėlęs puola augti. Dabar, kaip ir žadėjome, skelbėme šių metų Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų konkurso pradžią. Kviečiame visus pasidairyti po savo kaimą, miestelį, miestą, gyvenvietę, rajoną, seniūniją ir siūlyti jūsų manimų Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų labiausiai vertus žmonės, kurių geri darbai turėtų būti žinomesni ir dar labiau įvertinti. 2013 metų Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų nominacija už tai, kad visiems būtų geriau. Nominantus Gimtosios žemės Jorio apdovanojimams prašome siūlyti elektroninio pašto adresu konkursas@gimtojižemė.lt. Parašykite apie jūsų siūlomo asmens ar kolektyvo veiklą. Nepamirškite nurodyti savo ir nominanto telefono numerio, elektroninio pašto adreso, kad galėtume su jumis susisiekti. Galite atsiųsti nuotraukų, filmuotų vaizdų ar kitokios informacijos, kuri padėtų bei paskatintų žiūrovus tvirčiau apsispręsti, kam atiduoti savo balsą. Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų laimėtojus apdovanosime tradicinėje Gimtosios žemės Jorio šventėje. Apie Gimtosios žemės Jorio apdovanojimus galite paskaityti ir laidos interneto svetainėje gimtojižemė.lt. Taigi, tamsios naktis trumpėja, o dienos ilgėja. Iki kito šeštadienio.